tokie Daiva švenčia gimtadienį 38, bet apie jo info daug neturiu, tai it's not cool. Va, turiu džinglą. Alio? Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Daivutė kalbu? Taip. Labai malonu, Daiva. Nemėgi dar? Ne. Gali kalbėti su manim? O kas čia skambina? Skambina Martynas. Sužinau, kad šiandien yra nuostabi diena, kad tavo gimtadienis, tai su kuo reikia paskambinti? Bet kas čia skambina? Martynas. Nepažįstu. Aš žinau, kad tu manęs nepažįsti. Aš irgi tavęs puikiai nepažįstu, bet aš tave žinau. Nesuprantu, iš kokios čia fermos, ar kaip čia yra jaučiai, karvės, katinai. Nu, ne iš fermos, tiesiog mano gyvūnai aplinkui mane. A. Aš turiu kačiuką, turiu šuniuką, turiu karvytę. Nu ir kas toliau? Kas toliau? Norėjau paklausti, ką tu veiki šį vakarą. Ruošiuosi eit miegoti. Piktas mano šuo, piktas. Daiva, aš norėjau pasveikinti tave su gimtadieniu. Dėkui. Ir norėjau šiek tiek skirt eiles, kurias sugalvojau būtent tau. Ar galiu? Nu, klausau. Palauk, aš toj paleisiu magnetofoną. Brangi Daiva, jau praėjo daug metų, kai aš tave pirmą kartą pamačiau. Tavo akys ir tavo tos duobutės, kurios visada išryškėja, kai tu šipsaisi, mane veda iš proto. Atrodo, kad galėčiau mesti visus darbus, visus savo ūkiškus reikalus ir nusivesti tave prie jūros, paimti tave už rankos ir nešti toli toli. Vieną dieną atrodo, kad aš tavęs nekenčiu, o kitą dieną atrodo, kad aš tave dievinu. Tu man be proto patinki ir aš tave, galiu pasakyti, jau senai įsimylėjau. Kai nešu karvėms gert, kai glostau savo šuniuką, aš labai norėčiau paglosti ir tavo katytę. Aš žinau, kad tu turi vyrą, turi puikią šeimą, bet aš labai tave myliu ir noriu pasakyti, Daiva, kad visada mano mintise būsi ir esi tik tai tu. Su 38 gimtadieniu sveikina tave tavo Martynas. Dėkui. Vat. Pasakiau. Nieko nepridursi? Dėkui. Neturiu ką pasakyti. Nu, man tiesiog reikėjo įsikalbėti, žinai. Gal norėtum kurią dieną susitikti su manim? Nu, kad ne. Kodėl? Nu, taip. Kodėl? Geras žmogus aš. Nežinau. Aš labai norėčiau tave pamatyti ir pavaišinti tave puodeliu kavos. Gal dėkui, nereikia. Kaip šventei gimtadienį? Nesinu kaip, darbe? Darbe. Negavai gėlių iš manęs? Ne. Turbūt vyras užmatė ir neleido. Nežinau. Aš visą puokštę tau buvau nusiuntęs. Ir į darbą, ir į namus. Dėja, ne. Gaila. Gerai, Daivutė, tai ką? Buvo miela išgirsti tavo balsą. Einu sapnuoti tavęs. Gerai. Iki. Labos nakties. Labos nakties. Čiau. Čiau. Palikim tokioj būsenoje. Prieš mėgelį tegul šiek tiek pamasto, kas čia galėjo paskambinti ir pasakyti tokių dalykų jai.